visai praginami, tūli lietuviai buvo susibūrę į draugiją Birutė, kurios tikslas buvo lietuviškąją kalbą atgaivinti, ją šelpti ir joje įsigyventi. Vis nueidavau kartą išvelgti į Rambyną. Atrodė, kad jis kažin kas skelbė iš gilios senovės. Panorėjau joninių ugnies šviesoje pabūti. Atsiminiau birutininką Bruožį, kurio kalbą buvau pasiklausęs. Rodos, Birutės nebebūta. Ir štai, prasidėjus 95-iems, Birutė vėl sukruto. Buvo vaidinamas veikalas Kauno pilies išgriovimas. Norėta gyvėti, o vaidino veikalą, kur skelbė sugriuvimą. Tais pačiais metais lietuviai panorėjo pamaldą savo šventnamyje papildyti giedojimais ir įsteigė tam sambūrį. Birutininkas Voska netrukus atėjo, kad mokinčiau tą sambūrį. Nepažadėjau ir tik 2 kartus paprašytas pasiryžau nuo 95 rudens. Buvau ir Birutei subūręs mažą chorą. Dėl to nebebuvome tinkami giedot šventnamį. Liko vien dainavimas. Tavo žiedeliai, tavo kvapeliai, tavo žiedeliai, tavo kvapeliai, nors kiek žydėtų širdeliai kvepėtų, nors žydėtų širdeliai kvepėtų. Tavo dainelis, tavo giesmelis, tavo dainelis, tavo giesmelis. Kada Vydūnas pirmą kartą atvyko į Šiaulius, pasakyti sunku. Tačiau pažintis ir bičiulystė su Stanislava ir Kazimieru Venslauskiais Šiauliuose jam leido lankytis dažniau. 1908 metais Šiauliuose įsikūrė lietuvių dramos, muzikos ir dainos draugija Varpas. Draugija skaitė Vydūno raštus ir vaidino jo pjeses. Aktoriams vadovavo ir spektaklius režisavo Stanislava Jakševičiūtė Venslauskienė. 1910 metais šiauliečiai pamatė vieno veiksmo Vydūno dramą Ne sau žmonės, o 1911 vienaveiksmę komediją Piktoji gudrybė. Paskutinį kartą Šiauliuose Vydūnas lankėsi berods 1937 lapkričio 8-10 dienomis. Norėtumėm, kad papasakotumėt, kaip mama, kaip Vydūnas ateidavo ir žiūrėdavo daugiau su artistais, kaip šnekėdavo, kaip jie bendravo, jūsų mama su Vydūnu. Jie pagrindai to veikalo, kuris buvo vaidinamas. Reiškia, jis norėjo perteikti, o galbūt perteikė, ką jis galvojo, ką kiekvienas aktorius turi jausti. Jie pokalbį būdavo ir po repeticijų, laikė repeticijas, jis prieidavo prie aktoriaus, pasakydavo. Jis pasakydavo, kad tas aktorius turi jausti, kas buvo numatyta. Nu, jis kaip režisierius buvo. Nu, taip, jis mama režisierius, bet jis įdvasinti norėjo jos, įdvasinti. Net jis iš tikrųjų į man sukdavo galvą su tokiam filosofijom. Aš per jauna buvau, kad tą supratau. Jie su mama rasdavo bendrą kalbą, kalbėdavosi. Taip, bendravo labai. Tėvas ne, o mama labai bendravo. Tėvas iš viso darbas ir viskas.
Tai jis, kai atvažiuodavo iš Tilžės, apsistodavo pas jūs. Sustodavo, kelią dieną būdavo. Tai jam duodavo atskirą kambariuką, kur gyventi. Taip. Nėra kalbos, jie atskirą maistą gamindavo. Ir žinti, ir labai žiūrėjote, kad iš tikrųjų būtų grinai vegetariškas. Man tėvas irgi mėsas nevalgė, nenorėjo. Jis neprincipė, bet nemėga. Tai papasakokit vis tiek, ką valgė Vydūnas, kaip jūs matėte. Labai mėga riešutus, pieną, medų, uogas, vaisius. Ir daug tų riešutų sykių suvalgydavo. Sauja riešutų suvalgydavo. Oi, man atrodo, ar 12 ar 13. Taip, suskaičiuodavo kiek. Tai jau kaip jis atvažiuodavo, tai mama primužo, vaikams liepdavo primušti riešutų. Išmesinėti. Ir padėdavo tokį vazelę, į medaus biškį padėdavo. Tai taip jau maitinai visai vegetariškai. Vykdavo spektaklį, o ką po spektaklio Vydūnas veikdavo čia Šiauliuose? Skaitydavo paskaitas, Gimnazijos skaitydavo paskaitas, dar kažkur skaitydavo paskaitas, jis eidavo skaityti paskaitas. Taip. O mama skaitė jo knygas, tą, kai jis išleido? Skaitė, taip, skaitydavo, nėra. Ne, artimai bendravo. Jis papasakodavo smulkiai, kaip gyventi Tilžėj. Smulkiai, iš ko jis gyventi, kaip jis gyventi, su ko jis bendrauja, kokius sunkumus turi. Tai aš atsimenu. Į tokią Martą vardą aš dabar atsimenu, kad labai daug padėdavo Martą. Marta Raišukytė. Ja. Tilžiškė Marta Raišukytė buvo Rūtos leidyklos siela, o tarpais ir kone vienintelė bendradarbė. Jos slapyvardžiu pavadinta ir leidykla. Marta ištikimai padėjo Vydūnui, buvo jo bičiulė ir bendramintė. Jie atspausdino mašinėle daugumą Vydūno rankraščių ir knygų, platino jas ir darė daugelį kitų reikalingų darbų. Rūtos leidykla įsteigta Tilžėje 1904 metais. Ja sumanė ir nemenkas lėšas jai skyrė jauna Tilžės lietuvaitė Lidija Smalakytė. Vėliau leidyklai vadovavo panelė Marta Raišukytė. Leidyklos uždavinys buvo leisti Vydūno raštus. O kaip jisai šiaip, kai šnekėdavo linksmas, šypsodavos ar rimtas būdavo, jis mėgdavo pajuokauti, nejuokaudavo? Jis gyvai labai pasakodavo, kalodavo rankom, taip labai gyvas, judrus labai. Jie atsistodavo kartais ir taip iš tikrųjų labai judrus. Judrus žmogus, įdomus žmogus. Ir su vaikais jis pabendraudavo. Palangoj, Pajūry, iš savo namų išėjom, nes ten sėdėdavo visą pusdienį. Biškį palakstum, biškį pasipiešėm, pasimaudėm ir susėdėm kortum grajom. Man atrodo, kad mes atėjom su juo iki Pajūrio, jis Pajūrio nuėjo patveikšto, tai mes palikom ten peštis futbolą, spardėme į tai. Paskui paspardė futbolą, jis atėjo turbūt po kokias valandas, o mes jau sėdėjom kortum grajom, iš šeimų pasėmė kortą. Jis sako, jūs kortuojat? Tai ką jūs sako? Nu, pabėgiokit. Nu, sako, bėgam lenktyje. Ir kaip mes taip, nu, be jokio dėmesio bėgom iš karto, nesistengiam, bet kaip jis prasiveržė pro mumis, į mumis apleikė, paskui mes jau nepasiduoti nepavėjom jo, mums tai buvo šokas. Žmogus, kuris turi apie 100 metų, taip mes pagalvojom. Aišku, jis tada neturėjo nėra kalbos. Tai nesąmonė, bet mūsų akise, man tada turbūt buvo 13 metų. Nu, kitiem buvo 11, 14 tokia. Mums jis atrodo labai senas. Taip ir galvojom apie 100. Čia žydo, pakalbart, nu vėlį žodžiu, pralenkė. Tai tada mes pradėjome savo tarpę bėgti. Sako, aš atvažiuosiu po savaitės, važiuosiu kaip jis. Mes nutarėm nebepasiduoti,
Ir visuomet jis, kada atvažiuodavo, klausinėdavo, ką darai, sportuoji, ar dviračiu važiuoji, nevažiuoji. Viskas pasakydavo, ką jis daro, kaip jis daro. Taip jis dėmesį rodė, galbūt jam nebuvo įdomu, bet dėmesį rodė, tai rodė, kad jis domisi. Bet tas jo domėjimasis nėra jokios abejonės, mums padarė didelį įtaką, ne tik man, ir kitiems vaikams. Visur taip pabrėžiama, kad Vydūnas taip išskirtinai rengėsi. Ar jūs kažkaip tą... Jis visą laiką vienodai aprengė. O aksaminis švarkelis, balti tokie megztiniai marškiniai, čia tokie, čia tik taip, kitokio aš jo nemačiau. Net jam, aš manau, jis lėtas labai buvo, labai lėtas. Jam turbūt į žiemą, į vasarą buvo šalta. Aišku, prie tokio lėtumo tai šalta. Aš žinau, vienu laiku aš buvau labai suglogus. Tai baisiai man šalta būdavo. Matyt, visi reikalingi kažkas. Užtat gal ir bėgiodavo, jisai toks judrus buvo, nes kažkaip reikėjo kompensuoti. Tai bėgdavo, bet jis matyt sportuodavo. Kad jis visą pasakoja dar, kad jis kažkokiu giedotojų draugyje buvo. Ką iš ten to, ar jis dirigentų buvo, ar iš ką aš nežinau, bet kad jis su ta giedotojų draugija, giedotojų, nedainuotojų, giedotojų draugija turėjo, jis pasakodavo smulkiai dabar. 1895 metais Vydūnas ėmė vadovauti prie Tilžės lietuvių bažnyčios įsikūrusiam chorui, kuris 1897 persiorganizavo į pasaulietinę lietuvių giedotojų draugiją, Prūsijoje rengusią lietuviškus vaidinimus ir koncertus. Vydūnas pats dirigavo chorui, režisavo vaidinimus, rašė dramas, kūrė dainų tekstus ir melodijas. Vydūnui čia talkino jo brolis Albertas Storostas bei vietos muzikai, bičiuliai Jansas ir Wolfas. Draugija veikė iki 1935 metų, kol hitlerinė valdžia ją, kaip ir visus kitus lietuviškus sambūrius, uždraudė. Svarbiausias Vydūno kultūrinės veiklos tikslas buvo kelti garbėn lietuviškumą, žadinti tautinę Prūsijos lietuvių savimonę bei savigarbą. Žodžiu, apie tavo Tilžės gyvenimą labai smulkiai pasakodavo mama. Ne mums, mamai. Ilgą laiką, aš manau, kokius 3-4 metais jis pas mumis važinėjo. Paskui dar ir čia buvo pas mumis, bet jau nuėjo pas Krauzę. Su Krauzė jau buvo... Tada jau pas jumis nebesilankydavo tada. Bet vis tiek užsukdavo. Jau paskui tik ką užeidavo, bet jau nenakvodavo, ne. Nakvodavo, net ir paskui rečiau atvažiuodavo. Atvažiuodavo vasarą paprastai, ne žiemą. Bet yra atvažiavęs ir žiemą. Yra atvažiavęs. Vieną žiemą tikrai atsimenu atvažiavęs buvo. Žinot, tokie gandai po Šiaulius sklando, kad jums tą žvalumą ir ilgą sveikatą, tai tas Vydūno krikštas davė. Bet tas Vydūno krikštas, jis jums... O ne, jau iki to laiką aš buvau, jau sportavau. Iki to. Ir jis tą priėmė, kaip priimtą dalyką. Žinant, kad jis būtų krikštėti, jeigu aš būčiau sutyžus. Aš abejoju. Arba būtų davęs man laiką pasitaisyti. Nes aš atsimenu jau iki to, jis sako, tu dar sportuoju, o kiek sportuoju, ką sportuoju. Žinau, aš jau tada pasakiau, kad ką aš darau, į dviračių važiuoju, kiek kilometrų važiuoju, vienu žodžiu, į kačiožių, viską jau tai žinojo. Krikšto dieną jis man albumą dovanojo. Krikšto dieną. Reiškia, jis jau buvo paraštas. Juk jis albumą atsivežė iš Tilžės. O sakėt, jis vardą jums išrinko?
Turbūt, kad jis išrinko, nežinau, čia negaliu pasakyti. O prieš tai koks jūsų vardas buvo, kaip jūs vadindavo namuose? Zita. 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 Aha. Mane augindavo kitą. Įvadindavo Zyshen saldutė. Tėvas, kaip aš buvau, kokius 7 metų, kiek taka, koks šis Zyshen, Zita. Ir palikau Zita. Ir dabar mane visi vadinti vaikai buvo. Ir pažįstami Zita. O dar labai norėčiau, kad papasakotumėt apie tą albumą, kur gavot krikšto progą. Kas ten buvo? Žiūrėk, tai kaip pakrikštė, net iš bažnyčios perėjom jau pėti, dėl kad tai labai netoli nuo to mūsų namo. Jis jau sako, gražbylelį palauk, nuėjo į kambariuką savo, atnešė man dovaną į kiekvieną fotografiją. Paaiškina. Ir užrašė ten viską, kad man užrašė, kad man dovanojo. Ir paliko. Ir pas man ten buvo albumas. Nu, paskui, kelintais metais aš jau atidėjau, aš manau, kad 38 aš manau atidėjau. Mokytojai tam Merkelėje. Lietuvių kalbos mokytojai buvo. Aleksandras Merkelis, rašytojas ir žurnalistas, pasireiškė kaip vienas produktyviausių biografijos žanrų atstovų. Gražbylės Venclauskaitės minimų laikotarpiu mokytojavo Šiaulių mokytojų seminarijoje. 1938 metais Merkelis pasiskolino iš Gražbylės Vydūno dovanotą albumą, o 1944 metais pasitraukė į vakarus. Po Merkelio mirties liko neužbaigtas ilgų metų triūso vaisius, skirtas Vydūno 125-mečio jubiliejui. Matyt, apie šį paruoštą leidybai, bet taip ir nepasirodžiusi veikalą, 1994 metais, gyvendama Amerikoje, Gražbylė ir skaitė laikraštyje Dirva. Vydūno draugija įsipareigojo pasirūpinti, kad Merkelio paskutinysis didelis darbas kuo greičiau būtų išspausdintas. Gražbylei dovanotas albumas, beje, yra vienintelis žinomas albumas su Vydūno vaikystės nuotraukomis. Šiandien jo likimas nežinomas. Aš žinoma, galėjau paspausti, kad jis man gražintų, bet kažką. Ir daugiau išgirdot, kad Amerikoje išleido knygą, taip pagal tą albumą. Mačiau Matėte? laikraštį, kad jis išleidė apie Vydūną. Bet knygos jums nesiuntė, nepadovanojo. Tas Tai Merkelis. jis nežinojo, kad aš atvažiavau. Bet kaip aš parašiau į redakciją, tai man atsakė, kad jis yra miręs. Paprašiau redakcijos adreso jo. Tai parašė, kad jo nėra. Rambynas ir Bitėnai – tai 2 vardai ir 2 žodžiai, lietuviams daug ką pasaka. Rambynas – pasakiškai graži ir brangi lietuviams vieta. Pro čia Nemunas varo savo vandenis iš didžiosios Lietuvos ir su savo bangomis, rodos, neša prislėgtos lietuvių dvasios skaudžius vaitojimus ir laisvės ilgesį. O čia niūriai klausosi susimąstęs Rambynas savo krašto didį skundą. Prisimena jis visą savo praeities garbę, šventuosius aukurus, kryvius, maldingasias žmonių mines. Ir augina bei žadina Rambynas lietuvių dvasią, kad jie atsibustų, sutvirtėtų, suliepsnotų ir vėl pražystų gražia gėle tautų margaspalviame vainike.
O štai po šitais portretais yra aforizmai, mintys. Nu, paskaitykim. Ir nepagalvokim, kad Vydūnas pasakė, bet kas ten pasakyta? Galim pasakyti, kad tai yra gili išmintis paprasčiausiai. Galim net nežinot kas, o gal ir būtų gerai, kad visus šitos aforizmus kažkas surašytų ir autoriaus net nesakytų. Geriausios sąlygos taurėjimui randasi tėvynėje. Žmonės gali sveiki ir drūti būti, valgydami trečią dalį to, ką daugis dabar pripratęs valgyti. Aš pasirinkau uždavinį nešti į tautiečių širdis visą tai, kas žadinti galėtų aukščiausias ir prakilniausias žmogaus jėgas. Dabar apie Vydūną, jeigu jau taip trumpai pasakius, kaip ten bebuvę, jį galima taip su daug kuo palyginti, tai aš taip sakyčiau, yra užtaisas, galingas ir labai stiprus. Tik mes, mūsų laikas, dar tą visą neįkaito tiek atmosferą, mūsų dvasinį, kad tas užtaisas jau susprogtų ir duotų šitą efektą. O tai yra didžiulis, aš drįstu pasakyti, dabar deklaratyviai žinoma, reikia ne tai pasakyti, reikia pasakyti rimta, didelė monografija, tai yra didžiulis turtas ir vienas iš pačių didžiausių, kokių mes savo tautoj turim. Tik dėja, mes arba nedaugelis tą yra suvokę. Tilžės, mokytojas, dirigentas, kultūros veikėjas, mes patys jį padarom menku provincialu, o iš tikrųjų jis tikrai netoks buvo. Jis stovi labai aukštai, bet mūsų provincialumas neleido suvokti, nes tos dramos buvo ne psichologinis, o filosofinis. Įsivaizduokit, tada kūrėsi dramaturgija, paremta realizmu, paremta psichologiniu išgyvenimu ir taip toliau. O čia visai kitas teatras. Ir jau dabar aiškiai šnekama. Ir tyrinėtojai yra pasakę ir anksčiau, išėjo Šilbajoris yra pasakęs, sakralinis teatras buvo kuriamas. Sakralinis teatras, kuris buvo žinomas Europoje ir kitur. Europiniam kontekste nuo metų Vydūno šitą dramaturgiją stovėjo labai aukštai. O mes, tai visą mūsų dramaturgijas palyginus su jo provincialokai atrodė tada. Bet deja, yra paradoksas, kad, reiškia, mūsų nuo metų literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo kontekstas buvo toks, kad toli buvo iki to, kad būtų priaugta. O iš kitos pusės ir tuose pačiuose vakaruose. Tie moderniai pirmieji irgi nebuvo taip jau sutinkami. Tarybiniais laikais išleista šitą ar dvitomis toks šitos lietuvių literatūros istorijos pagal portretus. Didiesiems klasikams visas puslapis, tokie mažesniem, toks, jau didokas portretas, gal trečdalį ten užima puslapio, o trečia rūšiam toks mažiukas portrečiukas. Tai Vydūnas su to mažiuku portrečiuku. Taip. Trečios maždaug eilės rašytojas. Gal ir dar mažesnis. Bet dabar vis dėlto jau ir tyrinėjimai, ir viskas, ir analizė, kūrybos, jo dramaturgijos parodė, kad jisai stovi maždaug to meto europinės dramaturgijos kontekste visiškai garbingai, su savo stambiosiam dramom, Prabočių šešėliais, Amžina ugnim, Pasaulio gaisru ir tava lyginam iš Latvijos atvažiavo. Rainis jau yra didžiulis milžinas, visiškai neprasčiau kaip Rainio dramos, jau surestos. Nesiekdamas nei tapti filosofu, nei kokiu žymiu rašytoju ar dramaturgu, jis savaime padarė, taip, kad tapo tokiu, šiaip ar taip. Ir tai viską sudėjus. Ir jo praktinė kultūrinė veikla irgi yra to paties. O visa tai vienyje jo ta išmintis, tas nušvitimas, tas žinojimas, kaip reikia veikti ir ką daryti.
Ir į tą kamolį viskas ir suėjo kaip į vieną harmoningą visumą. Žinoma, ir kada Vydūnas šitaip žiūrėjo, tai jis nebuvo, kaip čia pasakius, jam nebuvo nei vieno blogo kelio, kurio žmonija eina dievop. Visi keliai yra geri. Ir ta prasme visos religijos, visi tikėjimai veda į tą patį dalyką. Ir net mūsų senasis tikėjimas jo buvo iškeltas į labai aukštą rangą taip pat, kad tai yra taip pat tikėjimas, kuris padeda tautai susilieti su tuo dieviškoju pradu. Ir dieviškasis pradas yra visur, ne tik žmoguje, bet visoj gamtoj ir visur, kur tik tėra. Ir netgi per gamtos garbinimą irgi einama į tą patį tikslą. Nesuprantama, kad kada Vydūnas šitaip kalbėjo, tai aš turiu pasakyti, krikščioniškoj kultūroje, tiek protestantiškoj, tiek katalikiškoj, nebuvo labai jau taip, nepatiko šitoks dalykas. Vydūnas, kai kalba apie šitą krikščionybę, tai jis jos nenuneigia ir supranta, kad tai yra didi tikyba. Bet jis sako, kad dabartiniai krikščionys, sakysim, 20 amžiaus pradžios ir kur gyveno, tai jie yra labiau pagonys savo visą elgseną, visų kitų. Jie užmiršta tą Dievą. Galima nueiti į bažnyčią, atiduoti maždaug, gal ir duoklę atiduoti, jeigu storesnė piniginė, ir auką didesnė atiduoti ir taip toliau, bet su tuo Dievu nesusitikti. Ir va, dabartinis krikščioniškas pasaulis, čia Vydūno laikų, taip turėkim galvoj, jis yra nutolęs nuo Dievo. Tik tai vaizduoja, proforma yra šitas. Ir už tai kalba, kur tikroji krikščionystė ir kur tikroji pagonystė, klausė dar 20 amžiaus pačioj pradžioj. Ir va, kai prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, jis irgi atkreipė dėmesį. Vieni meldžiasi Dievui, kad padėtų nugalėti. Ir kiti. Ir kad padėtų kuo daugiau praliet kraujo. Nu tai va, irgi. Tai ar čia ne pagoniškas dalykas yra? 48 metais išleidžia tokią knygą Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas. Kada karų nebebus. Apmąsto šitą to karo metų patirtį ir taip toliau. Ir kalba apie tauresnio žmoniškumo. Kad tai, ką žmonijai dabar teko išgyventi, turint galvoje Antrą pasaulinį karą, yra skaudi pamoka, rykštė žmonijai, kuri nemokėjo eiti tiesiu keliu, o pasuko ne visai taip, kaip reikia. Tai vad gavo taip vaizdžiai pasakius, rykščių, o dabar turi susiprast, kad reikia kitaip gyventi, ir to susipratimo pagrindu įtikėjo, kad bus einama daug tiesiau į šviesą, daug tiesiau negu mes dabar, kad turbūt einam. Tai ir Vydūno, jeigu pasižiūrėsim, mokymas, jis nei su viena religija ne tik, kad nekonfliktuoja, bet pasako, kad visos religijos yra skirtos ar tai tautai, ar tam laikui, ar tokiam žmonių sąmonės lygiui, ir visos padeda eiti į tą šviesą, į kurią mes visi, kartais tiesiau, žinodami, suvokdami sąmoningiau, o kartais apgaibom einam, o kartais ir su dideliais paklydimais, su dideliom kančiom. Ir galima net pacituoti jo pasakymą, sąmonė, kai pradeda. Šitame veikale ir kituose aš nepateikiu nieko naujo, o pateikiu visą tai, ką visokie žmonijos mąstytojai, šventi žmonės ir visokie ten pranašai ar kas nors yra jau sakę. Aš tik tai savaip perpratęs pateikiu taip pat savo tautai, savo žmonėms šitos dalykus. Ir nepretendavo Vydūnas nei filosofų būti,
net kokiu ten reformatorium ar dar ko nors. Viskas yra. Tik reikia mokėti, išmokti ir stengtis gyventi, eiti pagal tai. Ir Vydūnas pats parodo tos šaltinius, pasako, pagal kuriuos remtis, kalba, kaip visa žmonija ėjo klaidžiodama į šitą eina ir kad visos žmonijos kelias niekur kitur yra. Lyg nuilsęs Nemuns teka, jūron leidžiasi žemyn, bet Rambyną dar išvydęs, liejasi pas jį artyn. Švelnumas kalną dengia, tartum išplėsti sparnai, ir šventumas pats lyg žengia, ant Rambyno šviesti ūmai.